brangus ProPatria kanalo klausytojai, šiandien su jumis vėl sveikinamės laidoje Už balos, kurioje aš, Vytautas Sinica, Vilniuje ir mano brangus kolega JAV lietuvis advokatas Povilas Žumbatis Čikagoje aptarėme JAV, pasaulio ir kartais Lietuvos politikos aktualijas. Sveiki, Povilai. Sveiks, Vytautai. Gera jūs girdėti. Šiandien mes kalbamės, tai yra aktualu, 27 rugsėjo dieną. Aktualu todėl, kad niekada negaliu pažadėti, kurią tiksliai dieną pasirodys eteryje ši laida, bet visada būna svarbu tai, apie ką kalbame, neretai dar būsimuoju laiku. Ir būtent apie porą dalykų būsimuoju laiku norim pradžiai pasikalbėti susijusių su JAV vidaus politika, su tuo, kas ten vyksta. Pora įvykių demokratų ir respublikonų gyvenime. Pirmasis iš jų yra artėjantis ketvirtadienį vykstantis impeachment inquiry. Kasgi tai yra? Ar tai yra reikšmingas žingsnis, ko čia reikia laukti ir supažindinkit mūsų klausytojus, nes vėlgi Lietuvos visuomenė su tuo menkai supažindinta. Impeachment yra prezidento atšaukimo procedūra. Tas labai retai vyksta Amerikos istorijoje, nors demokratai 2 kartus iškėlė impeachment prieš Trump ir jiem nepasisekė. Procedūra yra šitokia, kad jeigu įkyla klausimas dėl prezidento, pirmiausiai padaro apklausinėjimą, tai tas prasidės ketvirtadienį. Ketvirtadienį respublikonai iškelia apklausinėjimą atstovų rūmuose, atstovų rūmai kaltina, jeigu nutartų po to kaltinti, eina į Seimą, o Seimas tada yra teismas, vyksta kaip teismas. Dabar apklausinėjimo priežastis respublikonai yra per komitetus radę užtenkamai medžiagos įtarti, kad prezidentas Biden, kai dar buvo viceprezidentas ir po to nusikalto prieš Amerikos kriminalinius įstatymus. Čia yra rimti kaltinimai, kriminaliniai kaltinimai. Ir dabar bus tik tai apklausinėjimas, nebus dar oficialus, neprasidės impeachment, tik tai bus apklausinėjimas, rimtas apklausinėjimas. Antra tema, kurią bandys apklausinėti ir surinkti informaciją, yra ne tik Bideno galimą nusikaltimą, bet kiek kitos agentūros, daleiskim, teisėtvarkos centrai, FBI, mokesčių inspekcija ir kitos agentūros bandė paslėpti Bideno tas nusikaltimus. Tai yra 2 dalykai, kurie dabar tirs ir tie tyrimai bus gana vieši ir bus pradėti rezultatai. Oficialiai prasideda ketvirtadienį, už porą dienų, rytoj. Aš žinau, kad spekuliatyvu yra taip klausti ir jūs turbūt nemėgstate tokių klausimų, bet man tiesiog nagai nešti. Kiek jums atrodo, kad yra įmanomas kitoks scenarijus, negu visada pastaruoju metu būna su apkaltomis? Tai yra, kad praeis atstovų rūmus ir po to užstriks senate, nes bus balsuojama pagal partinės linijas. Taip gali būti. Aš manyčiau, kad jeigu bus aiškiai įrodyti nusikaltimai, net demokratų senatoriai, kurie visada balsuoja kaip vienas, jie balsuoja, ką partija įsako. Jie nebalsuoja kaip individai. Aš manau, kad ir jie turės atkreipti dėmesį. Tarp kitko, kai buvo bandymas nusodinti Nixoną, tai nebuvo, kad tik demokratai iškėlė, bet patys respublikonų senatoriai sakė, mes negalim toleruoti, ką Nixonas padarė. Ne ką Nixonas nusikalto, bet kaip po to buvo bandyma užmaskuoti nusikaltimą. Nixoną kaltino už maskavimą, ne už nusikaltimą. Bet patys respublikonai, jausdami pareigą prieš valstybę, prieš tautą, išėjo prieš patį respublikonų prezidentą. Ar tą padarys, ar yra užtenkamai sąžiningų demokratų, yra abejonė. Kadangi reikia 2/3 Seimo nuteisti, o Seimas dabar yra 51 yra demokratas, 49 yra respublikonai, tai vien tik respublikonai nieko negali padaryti.
Mhm. Aš taip drįsčiau pasakyti, nežinau, ar jūs sutiksit, kad labai matosi, jeigu žvelgiant į kokių 50 mečių perspektyvą, kad ryškėja partinis priešiškumas ir partiniai balsavimai abiejose stovyklose JAV. Aš atsimenu, į ką labiau gal esu gilinęsis balsavimus dėl aukščiausiojo teismo teisėjų paskirimų. Ir tarkim, Reigano Bušo prezidentavimo laikais jų nominuoti teisėjai praeidavo ne pagal partinės linijas, būdavo žmonių iš abiejų partijų palaikančių kandidatūrą. Dabargi tiek prie Obamos, tiek prie Trumpo jau eidavo griežtai. Vienas kitas balsas gal ir gali būti ne pagal drausmę, bet apskritai esminiais balsavimais viskas balsuojama pagal drausmę. Tai aš čia net klausimo neturiu kažkokio, bet turbūt sutiksit, krenta kaip čia diskusijos svarba ir argumentų svarba nyksta, o lojalumo svarba auga politikoje. Aš sutinku, kadangi čia yra ideologijų klausimas. Demokratų partija pasidarė grinai ideologinė kairiausios partijos, kas yra čia kita tema, bet demokratų partija per paskutinius 10 metų nuo Obamos laikų buvo perimta yra ekstrem kairiųjų, progresyviųjų, kurie sudaro maždaug trečdalį demokratų partijos ir kiti 2/3 jiem nusileidžia, kadangi be jų demokratai negalėtų turėti valdžios. Tai praktiškai ta maža dalis, ar trečdalis demokratų valdo demokratus, demokratai valdo Ameriką. Aktyvios įtakingos mažumos gale. Daug kur iškyla šitas veiksnys. Visai neseniai, aš žinau, kad jūs dar neskaitėt, bet tikiuosi, kad pavyks pasidalinti. Kęstutis Girnius Lietuvoje žiniasklaidoje davė interviu apie JAV politiką ir ten sakė tą patį apie respublikonus, kad respublikonų tarpe vadinamieji MAGA Trumpo šalininkai yra santykinai maža grupė, bet dėl pačios rinkimų sistemos prigimties, dėl to, kad vyksta išankstiniai, pirminiai rinkimai ir juose lemia būtent aktyviausių šalininkų organizuotumas ir aktyvumas, neproporcingai daug palaikymo sulaukia Trumpas ir dėl to tampa respublikonų kandidatu. Ką Jūs manat apie tokį aiškinimą ir kas apskritai šiandien svarbaus artimiausio vyks rinkimų kontekste? Šį vakarą vyks Respublikonų partijos debatai. Tarp kitko, demokratai neturi debatų. Nutarė, kad nereikia jiems debatų. Nenori iškelti viešumą savo silpnų pozicijų. Kadangi žino, kad Bidenas negalės atsistoti ir kalbėti kaip suaugęs žmogus. Tai įsivaizduok, demokratų partija, kur vis kalba apie demokratiją, nesutinka parodyti savo kandidatų viešai. O jų yra, atsiprašau, gėda man klausti, bet ar yra dar be Bideno? Šiuo metu yra 3 oficialiai. Bidenas, žinoma, yra paskelbęs, kad jis su savo viceprezidentė Harris kandidatuoja ir yra dar 2 kandidatai. Yra dar kiti užkulise, kurie bando nusodinti Bideno, kas dabar aiškiai matosi demokratų tarpe, kad jie nori vienaip ar kitaip atsikratyti Biden. Jeigu Girnius sako, kad patinka jam Biden, bet būtų gerai, kad būtų kitas, tai čia yra aiškiai, kad Bidenas yra dabar praradęs visą pasitikėjimą Amerikoje. Apklausinėjimai rodo, kad tik tai trečdalis žmonių pasitikė Biden veikla. 2/3 nori, kai jis nekandidatuotų, kadangi jis veda Ameriką ne į tą pusę. Paskutiniai apklausinėjimai, dideli apklausinėjimai Washington Post, kuris yra kairiųjų demokratų laikraštis ir vienas iš 2 kairiųjų pagrindinių laikraščių yra Washington Post ir New York Times. Washington Post turėjo apklausinėjimą Biden prieš Trump. Ir rezultatai buvo, kad Trump gautų 52%, o Biden gautų 42%, jeigu šiandien būtų rinkimai. Kas aišku yra visai skirtingi rezultatai, negu mūsų žiniasklaida paprastai skelbia, kad Trump yra nepopuliarus. Tarp respublikonų tarpe Trump turi virš 60% rėmėjų,
Arčiausias konkurentas turi 13%. Tai čia yra sunku kalbėti apie aktyvę susiorganizavusią mažumą. Judėkim gal iš JAV politikos į tarptautinę ir aš žinau, kad yra pora šalių, su kuriomis susijusius įvykius jūs norėjot atkreipti mūsų klausytojų dėmesį, tai yra Iranas ir Libija. Kuo aktualu ir kas ten svarbaus vyksta šiom dienom? Svarbu yra Irane, aš manau, kad visi girdėjo, kad prezidentas Biden sutiko pasikeisti 5 amerikiečius belaisvius iš Irano už 5 kriminaliniai nusikaltusius iraniečius Amerikoje. Priedo Biden sutiko paleisti $6 milijardus Iranui. Tai praktiškai amerikiečius dabar turistus nuperka už milijardą su virš, kad juos paleistų diktatūrą. Viešai Biden administracija paskelbė, kad tie 6 milijardai bus tik tai vaistam ir vaikam ir gydymui ir panašiai, labdarai. Irano viršininkai pasakė, čia ne jūsų reikalas, kai mes gaunam pinigus, darysim, ką norim. Aišku, tas parodo, kaip Biden oficialiai remia, daleiskim, Ukrainą, o neoficialiai čia yra kitas pavyzdys, kai pinigai eina Iranui, Iranas gamina drones ir drones parduoda Rusijai, Putinui. Tai tie pinigai yra ne tik tai, kad diktatūrai Irano, kur yra teroristinė valdžia, teroristinis kraštas, ne tik jiem padeda, bet padeda Putinui. Ir šitai padeda įvairiais būdais Bidenas Putinui. Kitas, aišku, būdas yra, kaip jis kovoja prieš naftą Amerikoje, tas pakelia kainas visam pasauliu, kainų pakelimas yra Rusijai didžiausias pliusas, kadangi jie taip finansuoja karą prieš Ukrainą. Dabar kitas rusų veiksmas buvo Libijoje, kur Vagnerio grupė reiškėsi, Libija yra susidalinusi 2 dalis po to, kai buvo nuversta valdžia. Dėka Klintonienės, ta dalis, rytų dalis yra prorusiška ir dabar rusai bando įsteigti laivyno karinę bazę Libijoje, kur būtų visai arti Italijos ir panašiai. Ir tas būtų didelis progresas rusų laivyno į vakarus, pavojus vakarams. O Libija, paminėjau Klintonienę, tai ji pasigyrė, kai ji buvo užsienio reikalų ministrė, ji pakartojo Cezario žodis. Cezaris sakė, "We came, we saw, we conquered." Klintonienė pasakė, "We came, we saw, he died." Kad nužudė diktatorių Libijoje. Reikia prisiminti, kad diktatorius buvo atidavęs atominius ginklus, atominę, reiškia, visą struktūrą vakarams, įtikti, kad nusileisti, kad leisti jam egzistuoti. Po to, kai jis atidavė, Klintonienė prisidėjo nuversti ir po to jį nužudyti. Ir ką tas reiškia? Tas reiškia tiem kraštam kaip Iranui, Šiaurės Korėjai ir kitom mažom diktatūrom yra aišku, kad negali atiduoti savo ginklų pasitikėjimo vakarams, kaip daleiskim atidavė Ukrainą Klintono laikais. Tai kitaip sakant, Rusijos įtakos stiprėjimas, užleidžiant savo pozicijas JAV. Dar vienas dalykas užsienio politikoje daug dažnesnis tikrai už Libiją mūsų temose, aišku, yra Kinija. Kinija, kurią, pataisykite, jeigu klystu, vis daugiau amerikiečių suvokia kaip didžiausią geopolitinę grėsmę Amerikos interesams. Ir pastaruoju metu jūs atkreipėt mano dėmesį, Kinijos šnipai yra vis dažniau pagaunami kaip reiškinys anglakalbėse šalyse. Ar galit plačiau papasakoti, kas vyksta čia? Labai paviršutiniai, kadangi čia yra labai plati tema. Vakar Anglijoje, daleiskim, pradėjo 5 bylas prieš rusų šnipus. Prieš tai buvo sugauti keli, irgi 5 ar 6 kiniečiai šnipai Anglijoje. Tas pats vyksta Kanadoje, tas pats vyksta Australijoje, Naujoje Zelandijoje. Kas liečia Ameriką,
dabar yra tokia koncentruota Kinijos jėga prieš Ameriką, kas liečia šnipus ir šnipinėjimą, kad aš manau, kad tau, Vytautai, ir Lietuvoje būtų sunku įsivaizduoti. Kaip po pavyzdį, universitetai turi virš 300 000 kiniečių studentų. Daugumas, 90 kiek procentų, yra griežtuose moksluose. Inžinerijoje, fizikoje, chemijoje ir panašiai. Ir jie bando prieiti prie tyrimų, kur universitetai praveda ypatingai Amerikos valdžios tyrimus dėl gynybos. Tie visi studentai yra pasižadėję be jokių sąlygų, kad jie visais būdais, kai jeigu jų reikalaus, jie rems kiniečių saugumą. Visi tą viešai žino. Šalia universitetų Kinija yra įsteigusi visoje eilėje garsiųjų universitetų Confucius Institutes. Tai yra institutai universitetų rėmuose, kur yra 100% kontroliuojami Kinijos. Kinijos profesoriai, Kinijos administratoriai mokina apie Kinijos kultūrą, politiką ir panašiai Amerikos studentus. Yra grynai propagandiniai skyriai, kuriuos universitetai remia, kadangi Kinija daug skiria pinigų Amerikos universitetam garsiems. Tai čia pavyzdys. Paskutiniam dienom išėjo, kad virš 100 Kinijos kabutėse turistų buvo sustabdyti, bandė prieiti prie įvairių Amerikos gynybos institucijų. Įvairiais būdais. Vieni sakė, kad pasimetė, kiti sakė, kad jie tik tai gamtą studijuoja, kiti nardė jūroje prie Amerikos laivyno bazių, būktai ieškojo žuvyčių. Vienu žodžiu, visokių buvo priežasčių, virš 100 turistų per vieną savaitę. Kitas pavyzdys yra Amerikoje dabar, kur galima, lietuviai gali pirkti Amerikoje žemę, visi gali pirkti Amerikos žemę. Kiniečiai masiniai superka žemę apie Amerikos karinės bazes. Kitas dalykas, kurias mes minėjom labai trumpai, Kinija turi įsteigusius neoficialius policijos punktus. Kinijos policija neoficialiai prižiūri savo emigrantus, jeigu jie nusikalsta Kinijai. Visi turi prisiekti, visos kompanijos turi prisiekti, kad jie atsakys viską, ką reikia ir padės Kinijos saugumui, Kinijos gynybai. O kad jos tą įgyvendint, jie įsteigė net policijos stotis. Vieną stotį New York'e uždarė, bet visi žino, kad dar yra bent 5 ar 6 Amerikos didžiuosiuose miestuose. Kiekvienas miestas, didysis miestas turi Chinatown. Daleiskim, Čikagoje yra masinis kvartalas, kur yra Chinatown, kur visi kalba kiniškai, bizniai visi kiniškai ir praktiškai jie turi savo teisinę sistemą, net kriminalinę sistemą, kurioje Amerikoje nesikišia oficialiai, nors jie tą daro neoficialiai. Tai yra masinis, tai čia yra tik tai pavyzdžiai, ką daro kiniečiai Amerikoje, daleiskim, net pačiam kongrese. Viena įtakingiausių demokratų senatorių, Feinkleist, Kalifornijos senatorė, 20 metų turėjo kinietį šoferį. Tai atrodo paprastas dalykas, jis tik mašiną važiuoja. Ne, jis yra senatorės darbininkų šeimos narys. Jie kartu bendrauja, kartu važinėja, jis klausosi, ką jį kalba telefonu važiuodama, kokie svečiai, kur važiuoja ir panašiai. 20 metų buvo kinietis šnipas. Kitas pavyzdys buvo demokratų kongreso atstovas, kuris turėjo aukštą poziciją kongrese šnipinėjimo ir saugumo reikaluose. Jis turėjo kinietę meilužę visą eilę metų, kuri po to pabėgo, kai valdžia sužinojo, kad jis šnipinėja rusam. Jis grįžo atgal į Kiniją. Ir jis su jie turėjo bent porą metų ryšius ir jis priėjo prie visų Amerikos slaptų dokumentų ir slaptų reikalų. Tai čia yra pavyzdžiai, kaip Kinija veikia.
Dabar nuo to laiko, kai prezidentas Biden perėmė, jis uždarė, buvo pradėta Amerikos teisingumo agentūrai buvo atidarytas specialus biuras, skyrius, kur tyrė kiniečių nusikaltimus Amerikoje. Bidenas pirmą savaitę, kai tapo prezidentas, tą uždarė. Jis daug kitais būdais yra padėjęs kiniečiam ir klausimas yra, ar jis nėra per savo šeimą, per sūnų ir kitais būdais papirktas kiniečių ir todėl bijo prieš juos atsistoti. Net kai per Ameriką skrido balionas, kuris šnipinėjo po visus Amerikos pagrindinės karinės bazes, Biden pasakė, kad tai buvo silly balloon, tai nieko nereiškia. Ir leido visą savaitę Amerikoje šnipinėti virš Amerikos karinių bazių. Po dabar vakar išėjo detalė iš to apklausinėjimo, dabar kur prasidės impeachment, kad kai tik 2019 metais, kai tik Bidenas paskelbė, kai jis kandidatuos į prezidentus, atėjo į jo namus, nors sūnaus vardu, bet į jo namus atėjo auka 250 000 iš kiniečio komunisto, kuris ilgą laiką turi ryšį su Biden šeima. Tai klausimas yra, ar tai buvo Bidenui skirta, ar tai buvo sūnui, nors tai buvo sąskaita atidaryta Biden namų adresu. Ir tuoj atėjo pinigai po to, kai Biden paskelbė, kai jis kandidatuoja į prezidentus. 250 000. Kodėl tas svarbu yra? Kadangi Amerikoje yra kriminalinis įstatymas, kad politikai negali imti finansinės pagalbos iš užsienio kraštų savo rinkimam. Ir tie pinigai, aišku, nebuvo paskelbti kaip Biden kompanijos dalis ir panašiai, jie iki šios dienos buvo nuslėpti. Tai Kinija Amerikoje dabar yra didelis pavojus. Jie turi šnipų karą prieš Ameriką ir kitas valstybės. Kanadoje, daleiskim, net grasina parlamento narius. Labai įdomu visą tai, ką pasakojat ir mažai žinoma, bent jau man pačiam mažai žinoma. Tai aš tikiuosi, kad gal ir klausytojam. Aš dar norėjau paklausti tokio kontekstinio klausimo, kaip yra reguliuojamos aukų sumos, kažkokios lubos yra, kiek gali gauti politikai kampanijos metu arba ne kampanijos metu, jeigu tai nėra labai plati tema. Labai siaurai atsakant, yra nustatyta, kiek galima aukoti individui. Kiek Vytautas Sinica gali, kaip amerikietis, gali aukoti prezidento kandidatui, man rodos, 2,5 tūkstančio yra maksimum. Bet nėra nustatyta, kiek gali aukoti nepelnos organizuotos politinės organizacijos. Ir čia yra silpna pusė, silpna dalis Amerikos rinkimų procedūros. Kadangi tos organizacijos, Political Action Committees, aukoja $100 milijonų. Bet aukojimas vyksta ir kitaip, efektingiau. Soros ir kiti, reiskim, Facebook, Zuckermanas per praeitus rinkimus prieš 2 metus paaukojo $400 milijonų. Demokratų partijai vietiniai susiorganizuoti rinkimui balsų ir organizuoti, kaip pakviesti žmonės balsuoti ir panašiai. Aktyvumui skatinti. Aktyvumui skatinti 400 milijonų. Ir tas nesiskaito, kad paaukojimas partijai ir nesiskaito, kad yra paaukojimas kandidatui. Tada, eskim, Biden gali sakyti, man Facebook nieko neaukoja. Bet paaukoja 400 milijonų labai kritiškose vietose, kad sukontroliuoti, kaip yra balsuojama, kaip yra skaičiuojama balsai ir panašiai, dėl tos visos struktūros. Supratau. Aš palyginimui drįsiu pasakyti, kad Lietuvoje gali aukoti politikams tik per rinkimus. Partijoms nerinkimų metu apskritai aukoti negalima. Ir aukojant per rinkimus, nedeklaravęs turto ir pajamų, tai dažniausiai atbaida daugą.
žmogus gali skirti 100, nebijau sumeluoti, gal 50 eurų, o deklaravęs visą tai žmogus gali skirti iki 8800 berods eurų, jeigu tai neviršė 10% jo metinių pajamų deklaruotų. Tai, o jokie juridiniai asmenys nepriklausomai pelno siekiantys ar nesiekiantys nieko aukoti negali. Kiek aš žinau, lyginamojo perspektyvoje Europoje, tik Europoje esu lyginęs, tai yra labai griežta tvarka. Visur vakarų Europoje yra tie reguliavimai liberalesni. Amerika gali parodyti, kaip reikia apstatyti balsuotojus. Yra visokių būdų politikams surinkti pinigus ir tapti turtingais. Ir tarp kitko, tos fondus, kur surenka rinkimus, kai pagaliau nutarė toliau nebekandidatuoti ir dar yra likę 11 milijonų, jie tos perveda į savo pensijos fondus. Bet jeigu, daleiskim, norit prieiti prie kokios senatoriaus ar kongreso atstovo arba net prezidento, tai reikia sužinoti, ką jo giminės daro. Daleiskim, vienas garsus senatorius, kur Lietuvoje yra žinomas, neminėsiu pavardės, jis buvo labai neturtingas, kai tapo politikas ir staiga tapo multimilijonierius. Kaip? Ne dėl to, kad jis gauna algą, kadangi alga yra palyginus kukli, bet jo žmona tapo, kur nieko neturėjo patirties politikoje, tapo lobbyist. Ir jeigu nori prieiti prie kongreso, ypatingai prie senatorius, reikia pasamdyti jos firmą. Ir pasamdai ją firmą ir tas yra visiškai legalu ir tada jis supažindina su savo vyru. Tai čia yra visai grubiai, bet yra panašiai daroma beveik visų, užtat yra tūkstančiai lobbyistų Vašingtone, kurie, tarp kitko, vis kalba, kad Ukraina yra nešvari. Jeigu nori žinoti apie blatą, apie kyšius, tegul atvažiuoja ir susipažįsta, kaip veikia Vašingtonas. Shining light on the hill. Yeah. Aš žinau, kad jūs dar norėjot paklausti ir manęs apie Lietuvos aktualijas. Jo, man įdomu, kas dedas su Lietuvos mokytojais. Mokytojai protestuos, streikuos tiksliau, streikuos keldami iš esmės vieną reikalavimą, tai yra dėl atlyginimų. Tas reikalavimas čia jie neblogai pagavo, aš galbūt per daug supaprastinu, pradžiai reikia sakyti, Lietuvoje yra, jeigu nepainioju, 5 mokytojų profsąjungos ir daug profsąjungoms nepriklausančių mokytojų. Bent viena iš profsąjungų tikrai protestuoja, tai yra, atsiprašau, streikuoja, bet jungiasi ir kitos. Jie formuluoja taip, koalicija ši dabartinė, sudarydama sutartį, žadėjo kaip programinį tikslą pakelti mokytojų atlyginimus iki 130% vidutinio šalies atlyginimo. Kam bendras sutarimas Lietuvoje yra, čia gal reiktų platesnio konteksto, pastaruosius 5 metų yra labai daug kalbų apie tai, kad mokytojas yra užguita, neįvertinta, visapusiškai engiama profesija ir nėra politikų, kurie tam prieštarautų, įskaitant valdančiuosius, visi kalba apie tai, kad reikia būtinai išskirtiniam priemonėm, kaip tam tikrą krizę spręsti mokytojų padėtį. Ir tas sutarimas dėl to, kad mokytojų algas reikia didinti, jis nebuvo kontroversija kažkokia, kaip ir dėl, tarkim, gynybos didesnių išlaidų skirimo šiuo metu net kyla didesnių klausimų, taip ir dėl šito. Bet dabar artėja paskutiniai metai kadencijos, paskutinis biudžeto tvirtinimas šioje kadencijoje ir to nėra nei iš tolo pasiekta. Ir mokytojai, atsižvelgiant aišku į tai, kad nežinau kaip ten JAV skaičiai, o Lietuvoje skaičiai buvo, kad per pastaruosius porą metų kilo po 20% infliacija. Ir nors atlyginimai absoliučiais dydžiais didėjo, bet perkamoji galia tai krito labai stipriai. Pridėjus dar, pavyzdžiui, paskolas, kas labai aktualu jauniems mokytojams, kurių palūkanos augo iki 6, tapo iš tikrųjų sudėtingai išgyventi ir taip jau užvirė katilas dėl mokytojų tiesiog finansinės būklės. Ir mokytojai kelia tą klausimą būtent, kad pagal koalicijos pažadus finansavimas jų algoms būtų padidintas. Nacionalinis susivienijimas, kurį aš atstovauju, išreiškė palaikymą jų streikui, bet taip pat pridėjo, kad neperspektyvu, ilgoje perspektyvoje yra kalbėti vien apie pinigus. Tai yra siauras požiūris į problemą. Mokytojai turi daug daugiau problemų.
Ir čia galima išskirti porą momentų. Vienas tai yra mokytojų padėtis. Jie yra paskandinti biurokratijoje. Yra labai daug sukurta dirbtinų, sakyčiau, kartais iš ES, iš projektinės veiklos ateinančio, kartais tiesiog kartu su naujosios viešosios vadybos principais atėjusių įvairiausių ataskaitų, planų, kišimosi į šeimų socialinį gyvenimą, ataskaitų apie mokinių gyvenimą. Nu, žodžiu, ko tik ten yra užkrauta, jie visą tai neša ir tikrai tuo nesidžiaugia. Kitas dalykas yra tiesiog statusas. Ir jūs čia žinote tos pokyčius, aš manau, neblogiau negu aš. Lietuvoje, kaip ir daug kur vakarų pasaulyje, pasikeitė vaikų teisių ir pareigų balansas. Vaikai buvo pripratinti prie to, kad aplink juos yra sąlyginai daug šokinėjama ir mažai iš jų reikalaujama. Jie niekaip neprisitaiko prie drausmės mokykloje, kai ateina iš namų aplinkos, kurioje jiems daug kas galima, mokytojas atrodo kaip keistuolis, kuris neaišku, ko čia nori su savo reikalavimais. Ir mokiniai yra sąlyginai neklusnus ir nepagarbus. Tėvai laiko normą kištis, ateiti ginti savo vaikų, reikalauti geresnio pažymio, reikalauti atsiprašyti už nuobaudą, kažkokį drausminimą ir taip toliau. Administracijos nelabai drįsta veltis į konfliktus ir ginti mokytojų. Mokytojai yra tie, kurie turi apsiginti. Ir visa šita visuma administracijos, tėvų ir mokinių laikysena padaro mokytoją tokių kampe užspeistų žmogum, kuris, banalaus žmogiško orumo nebeturi, nes yra sveikam protui akivaizdu, kad mokytojas turi galėti mokinius drausminti, jiems nustatyti taisyklės, tikėtis tam tikro paklusnumo ir be abejo pagarbos. Viso to nėra ir tai varo iš proto. Prie ko yra dar daug visokių kitų dalykų. Ten seminarai, paskaitos, daugybė veikėjų, valstybinių, kvazivalstybinių, privataus sektoriaus, aiškina mokytojams, kaip jie turi dirbti ir nuolatos jie girdi iš įvairių kampų apie tai, kaip jie netinkamai kažką daro ir yra patys kalti. Štai visai neseniai Šiauliuose paauglys sumušė mokytoją dėl to, kad jis atėmė iš jo mobilų telefoną pamokos metu. Čia būtų ne skandalas, nes taip atsitinka, yra įvairių keisto elgesio moksleivių, bet įsivaizduokit, švietimo ministerija kitą dieną komentuodama šitą įvykį pasakė, kad reikia pasigilinti, kokia buvo toje mokykloje tvarka dėl telefonų ir jeigu tvarka leido mokiniams turėti telefonus, tai tada mokytojas atimdamas telefoną galimai pažeidė tvarką, ir tada pats išprovokavo šitą elgesį. Ir tai buvo ministerijos komentaras. Aš manau, kad kodėl aš čia išsiplėčiau į tą pavyzdį, todėl kad tai labai simbolizuoja ir įkūnija tą atmosferą, kurioje gyvena mokytojai šiuo metu. Tai natūralu, kad profsąjungos yra į turtinės teises labiau orientuota organizacija ir kelia nepasaulėžiūrinius klausimus, bet iš tikrųjų tų problemų yra daug daugiau. Ir prie viso to be abejo dar yra apskritai ugdymo turinio problemos. Štai mes turim temas dabar apie gyvenimo įgūdžius, kur sexual education, lytiškumo ugdymas bus kontroversijų ir įtampų epicentre, dėl to taip pat protestai yra nuolatinis klausimas dėl to, koks pilietis yra ugdomas, kokia istorinė sąmonė, bet čia jau peržengia to protesto ribas, mokytojai dėl to neprotestuoja, bet tų švietimo problemų yra labai ir labai daug. Aš manau, Vytautai, stebint, kas dedas Lietuvoje iš tolo ir matant, kas atsitiko Amerikoje, yra du dalykai. Vienas svarbiausia yra, kad ne pinigai, bet yra pagarba mokytojai. Mokytojai turi ypatingai svarbią rolę auklėjime ir vaikų gyvenime. Ir ta rolė buvo istoriniai, mokytojai buvo visada gerbiami, visada būdavo mažai apmokami, bet būdavo gerbiami. Ir ne tik tai tėvai gerbė mokytojus, bet ir vaikai gerbė mokytojus, kadangi jie buvo pozityvus autoritetas. Su pinigais to dalyko neišlygysi. Kad valdžia kišasi, tai yra pavyzdys, kaip praranda pasitikėjimą mokinių ir tėvų. Ir čia yra rimta problema socialinė. O kas liečia pinigus, vien pinigais, pažiūrėkit, kas dedas Amerikoje. Amerika turi labai stiprią federalinę mokytojų profsąjungą. Ir visą laiką mokytojams kelia algas ir panašiai. Amerikos mokytojai yra viešų mokyklų geriausiai apmokami ir kiekvienais metais paskutinius 20 metų mokslo lygis gimnazijose ir pradžios mokyklose krenta. Čikagoje, kur kuo daugiau gauna pinigų, tuo mažiau vaikų moka skaityti. Yra, daleiskim,
Baltimore kaip pavyzdys didelis miestas prie netoli Vašingtono, kur praeitais metais nei vienas vaikas pradžios mokykloje neišlaikė minimalių skaitimo ir aritmetikos egzaminų. Nei vienas vaikas mieste. Kas atsitiko, mokytojai gavo didelį algos pakelimą. Iš tikrųjų, atsieti klausimai. Nu, aš negaliu komentuoti JAV situacijos, bet aš ir nesenai Lietuvos žiniasklaidoje gan tvirtai sakiau, kad neišsprendus drausmės klausimų, pagarbos klausimų ir galų gale tai, kokio piliečio norim ir ugdom, tai žinių kriterijai neišsispręs niekada. Nes žinias gali sėkmingai, efektyviai tiksliau įdėkti, tik tai išsprendęs prieš tai tuos klausimus. Ko gero, jeigu šis klausimas ir buvo tas vienas, kurį norėjot užduoti, tai mes šiandien viršyje visus savo laiko limitus, bet džiaugdamiesi, kad galėjom daugiau su jų pasikalbėti tiek tarpusavį, tiek ir su jumis, brangus klausytojai. Tarsim sudie ir iki kito karto susitiksime jau spalį ir turėsime tikriausiai vėl įvairiausių naujų klausimų. Ačiū Jums, Povilai, ir iki kito karto. Malonu, Vytautai. Iki.